Sveiki visi Timūro kanalo žiūrovai. Netikėtai BAM ir grįžta laida visiškai improvizuoto formatu. Tie, kurie mane seka, turbūt pastebėjote, jog neseniai aš piktinausi Sodros veikla, vartojau negražų žodį jai apibūdinti, nes visas piktis, kurį aš jaučiu esant šitai situacijai, net liepia tas vienas žodis to viso pykčio. Ir džiugu, kad į mano vieną iš istorijų socialiniai erdvėjai sureagavot jūs, Inga. Galima sakyti, tu jau. Aišku. Nes jeigu jau, jau kai dabar viens kito sekėjai esam, tai einam iš karto į to. Tai va, ir Inga parašė labai trumpą pastebėjimą, bet man patiko tas, kad sako, nuolat kartoji, bet atrodo vis tiek neužtenka. Ir aš galvoju, aš nesu nei matęs, nei girdėjęs, kad kažkas kartotų. Tai pasirodo, informacijos tikrai yra didžiulis trūkumas, nes irgi ten, kur aš atsidūriau savo situacijai, kaip minėjau ir podcast'e, aš neneigiu savo kalties. Aš tikrai neneigiu, kad aš užleidau, nesikreipiau laiku, turiu objektyvių asmeninių priežasčių, kodėl taip nutiko, o ne kitaip. Ir man nėra naujiena, jog skolos išdėstymas turi būti, reikia kreiptis, kad tai nutiktų. Taip. Tai va, bet agresyvumas, su kokiu institucija dirba, vat mane tas šokiravo šį kartą, nes esu kitam gyvenimo etape ir aš pradėjau galvoti apie kitus žmonės, nes reakcija į mano storius, į tos kelis įrašus, tokia didelė buvo ir tokia ir pikta, ir matosi žmonės yra prikaupę įniršio. Tai jūs, Inga, Genevičiūtė Inga, beje, aš titrą uždėjau, bet jūs, jeigu ką, vis tiek galite sekti, užduoti savo klausimus, bendrauti, jūs ir paslaugas teikiat, ar ne? Jo, aš konsultuoju, būtent tuos solo verslus vadinu taip, nes turiu ir uždarą grupę įkūrusi, būtent tikslingai tie, kurie nori dirbti arba dirba su verslo liudijimu, individualia veikla arba pradeda mažąją bendriją. Okay. Tai čia visi tie smulkiukai mažiukai? Taip, visi tie, kurie dirba vieni, kurie dar gali susitvarkyti patys nuo įsteigimo iki deklaracijų teikimo. Tai kurie neturi galimybės samdyti buhalterijos ir nori savom jėgom pasidaryti dalykus ir būti ant to pulso, kad žinotų, kaip nepakliūti į tokias situacijas, kaip Timūrai pakliuvai. Okay. Tam, kad žmogus suprastų, jog jūs ne bet kas, o tikrai žinot, jūsų patirtis šitame reikale, kiek čia į terminą kokį dėsim? Šiaip aš esu ex-buhalterė, taip pavadinčiau. Jo, mano buhalterija yra sritis, aš baigiau tą, mokinausi ir dirbau ir dabar 9 metai jau dirbu savo. Tai jūs jau matėte turbūt kelis pokyčius sistemoje, ar ne? Mačius, bet aš pradėjau ne taip, kaip dabar dauguma pradeda nuo individualios veiklos. Aš kai pradėjau, tai aš pradėjau iškart steigdama UABą. Tai aš praėjau pati viską nuo įsteigimo iki visų kitų dalykų. Aišku, buhalteriją tvarkiau ne pati, nes jau fiziškai negalėjau. Bet esmė yra tokia, kad tada man kilo mintis, kodėl nėra žmogaus, kuris nuo iki visus etapus pasakytų. Tai va, nes aš irgi žinau, kad šitame, kuo aš susidūriu, nes aš lyg ir turiu buhalterę, reiškia, samdau, moku pinigus, bet sodriniais klausimais jau pradeda buhalterės nebeužtekti ir aš galvoju, tada kas yra tas žmogus, kuris išmano tos dalykus ir čia yra kažkokia hybridas, koks turi gautis. Aš pati buhalterijos dabar netvarkau, taip sakyčiau, aš tiesiog konsultuoju žmonės, kurie nori pradėti savarankišką veiklą, ar su individualia veikla, ar su verslo liudijimu, ar su mažąja bendrija. Ir pirmas klausimas, ką pasirinkti, ar ne, kuri veiklos forma geriausia. Čia yra topinis klausimas, kas yra geriausia. Ir kokius mokesčius reikės mokėti, kaip mokėti, kada mokėti ir deklaracijų teikimas. Tai pagrindiniai dalykai ir viskas į tai susiveda. Kai tu turi planelį, kai tu žinai, už ką moki, kodėl tiek moki, kam taip moki, tada tų problemų kyla mažiau. Bet čia jau reikia, kad žmogus arba turėtų buhalterę, arba turėtų žmogų, kuris padėtų, atsakytų į klausimus, kai kyla ir nelauktų jau deadline'o. Arba pačiam labai domėtis. Tai va, ir čia yra visas didysis konfliktas man, kaip kūrybinių industrijų žmogui, kuris tikrai tais dalykais nesidomi, jokio drive'o jose nemato ir net, atrodo, bandyti suprasti yra bergždžia, kur tai yra, aš nesu skaičių žmogus, aš kai kuriuos teisinius principus atrodo supranti, bet taip bendrai, kad jeigu tu bandai apsimesti arba jausis, kad tu supranti, tu pradedi, atrodo, tu haltūriai, tu iš tikrųjų nesupranti, bet tu kažką džiazuoji ir tada prisidžiazuosi. Man įdomu, kiek kūrybinių industrijų žmonių daugmaž jūs procentaliai turit savo klientūrą arba tu uždarai grupai.
Šiaip grupė dar tik auganti ir pas mane taip pastebėjau, kad dauguma arba treneriai, arba grožio srities meistrai. Va taip. Tie, va kaip tu, tai jie daugiau gal samdosi buhalterės ar ne, nes turi daug skirtingų veiklų, skirtingų projektų ir jie linkia į buhalteriją. Samdytis buhalterį. Bet vat kaip ir sakai, ne viską padaro, ne? Kažkaip ne iki galo. Taip. Tai vis tiek... Aš kaip sakau, buhalterė nėra dievas, kaip ir Sodra, kaip ir VMI, kaip ir aš, kaip ir visi. Esmė yra tokia, kad turi buhalterė specializuotis su individualiom veiklom, su MB, su UAB ir panašiai. Nes jeigu buhalterė dirba su UAB, taip, jinai mokės tau pateikti kaip fizinio asmens anketą, tarsi deklaraciją. Bet ar visus niuansus sužiūrės, nu čia tu turi domėtis senai. Nes tai yra kitaip negu su UAB. Visai kitaip. Tai čia yra skirtingi dalykai, taip jos daugiau žino, jos žino, kaip perskaityti įstatymą, jos žino, kaip pakomentuoti, nes iš ko kyla problema. Ir kaip man sako, nu vat, kam tau tokia veikla? Buvo tokių klausimų, nes aš dabar 3 metai konsultuoju būtent Instagrame, nu, ne Instagrame konsultacijose, bet sklaida jo mano auditoriją, auginu auditoriją per Instagramą, tam, kad atrodo, sakau, aš tai žinau ir atrodo, sakau, bet kažko nepasiekia. Arba pasiekia skirtingais greičiais, reiškia, taip, arba skirtingų laikų, nes ne visi atėjo iš karto ir jūs atrodo jau sakėt, bet atsirado kažkas po to. Ir nuolat turiu atnaujinti ir man jau atsibodo, kad tiem žmonėm, man atrodo, kad atsibodo tiem žmonėm klausyti tą patį, bet aš suprantu, kad turi kalbėti savo temą ir kalbėti, nes tai, kas man suprantama, ne visada suprantama tam kitam žmogui, kuris vat, kažkur kitur ir visiškai su skaičiais, su mokesčiais, su įstatymais jisai prasilenkia. Ir tas paprastas žmogus, kuris nesidomi šitais dalykais, kuriam pasisamdyti geriau buhalterę, jis realiai perskaitęs, kad ir Sodros laišką arba, nežinau, kažkokią informaciją, Sodros puslapį ar VMI puslapį, gali net nesupras, kas parašyta. Tai vad būtent, nes žmogus, pavyzdžiui, kaip aš žinau, kad yra skirtumas tarp raginimo susimokėti ir jau nurodymo susimokėti, tai yra, atrodo, tik tai žodis, bet žmogui tai yra daugiau apie tą patį, bet yra iš esmės skirtumas. Ir vad, ką jūs paminėjot, čia yra skirtumas, kurį aš norėjau labai užakcentuoti, susidurint mūsų, mano galva, dviem skirtingiem pasauliam, bet kurie yra iš tikrųjų susiję. Vat jūs dabar, jums yra keista ir atrodo, nu, šiek tiek nenormalu kartuoti tą patį, ką sakėt. Ir Sodros atrodo tokia institucinė pozicija yra irgi, mes pasakėm ir viskas. Palauk, nu, žinai, kai poro yra meilė, žmogui, nu, neužtenka, kad vienas tik pasakiau, kad myliu ir tipo, tai jau viskas, nu, tai jau nereikės kartuoti. Reikės, nes žmonės yra skirtingi ir skirtingų greičių judam. Ir jo, aš džiaugiuosi, kad mes dabar tokiam vidury susitinkam. Dar ką aš pastebėjau ir taip, nu, mano pamastymas, Sodra ir, kaip pasakyti, skleidžia žinią, ar ne? Nėra taip, kad jinai neinformuoja visuomenės, neperspėja, bet jinai informuoja tais kanalais. Televizija, ar ne? Va, tarkim, va, nuo tų metų ir ten reikia susimokėti, ten įtraukimas į antrą pensijų pakopą, kad ir. Per televiziją arba per tuos visus dienraščius. Aš asmeniškai neskaitau. Aš televizijos neturiu, aš nežiūriu ir neskaitau. Apie ką aš kalbu, kad yra nauja karta, kurie visai mediją naudoja, vartoja kitaip. Laikraščiai visą kitą atgyveno ir ten atrodo žmonės gyvena tikrai 90-uosiuose metuose. Tai va dėl to ir yra, kad reiktų kažkaip adaptuotis prie naujų dalykų. Ir, nu, nežinau, kaip sako, nedėkim visko į vieną krepšį, bet, nu, Instagramas dabar, Facebookas, nu, tai yra tos platformos, kur žmonės randa visą informaciją. Tai va aš ką kartoju jau ir visuose interviu, kuriuos čia iš manęs per pastarąjį laiką paėmė, jūs pritarkit arba paneikit, jog mes turim eilę institucijų, valstybinių įstaigų, kurios išsisprendė šitą komunikacijos klausimą, kaip mano galva, Lietuvos policija, Ignitis, kas čia dar, savivaldybės įvairiausios, dabar užmirštu ant greitųjų, bet yra tikrai krūva įstaigų, kur jeigu tu rašai, užtagini kažkur socialiniai erdvėje, jie atsako, atrašo, kartais ir pajokauja, jeigu reikia, ir supranta, ir tas yra daroma. Ir VMI man yra puikaus pokyčio pavyzdys, kur, nežinau, grįžti kokius 5-6 metus atgal, gal net truputį daugiau, tikrai būdavo ir komplikuota, ir sudėtinga, ir paprastam humanitarui, kaip aš sakau, kaip man, absoliučiai nesuvokiama. Atsidarai ten tą lėktuvo, kaip aš vadinu, kokpitą su visais langeliais, ir tu nesuprasi, ką jie,
kaip jie susiję. Tai va dabar jau padarė vieną sumą tau išmetė, tiek už tą. Taip. Ir paskui metų vidury kažkur man dažniausiai dar ateina patikslinkit deklaraciją, kurios aš irgi būna nustuminė, nes nesupranti, ką reikia. Informacija teikiama tokiais numeriais. Kas iš to? Vat aš paskambinsiu ir man sakys, tai jūs dabar ten GBD su GBD nesuderinat ir jums čia matom 1,20 € skiriasi. Tai pakeiskit, padarykit, tai ir atsikniskit, žinai, leiskit man vykdyti veiklą. Tai vat, čia tokia problematika, kurią aš matau ir savo kūrybinių industrijų tarp savo žmonių labai dažnai matau, jog yra, atrodo, kad toks neteisybės faktorius labai stipriai jaučiasi. Socialinės, reiškia, nes va, tai yra mano turtas, kurį dabar atėjo į paėmė. Užšaldė. Taip, be perspėjimo mano atveju, nes raginimas susimokėti, aš niekaip to nesuprantu, nei kaip perspėjimo, nei pasiekmių, kas bus, jeigu tu to nedarai. Yra, jeigu už elektrą, už telekomunikacijos dar kažką turi skolą, tai tau siunčia, tau yra kažkoks nepagąsdinimas, bet perspėjimas, kad bus taip ir taip, jeigu jūs to žingsnio nepadarot. Yra gradacija nurodoma, o čia nieko. Jo, nes yra terminai, kuriuos visi turi žinoti ir visi laikytis, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu vykdai, kaip yra iš tos pusės, jeigu tu vykdai individualią veiklą, tai tu jau prisimi atsakomybę pats, taip, jau pagal viską, ar ne, mokesčius mokėti, susižiūrėti ir taip toliau. Tai pas mane, pavyzdžiui, kai žmonės ateina, tai jie gali ateiti į konsultaciją asmeninę, ar ne, mes valandą laiko apsprendžiam ir dar turi 3 mėnesius, po to aš tokią kaip pagalbą, mentorystę jau... Įvadas, ar ne? Jo, nuo iki padėti ir į mane gali kreiptis, nes aš tikrai suprantu, kai žmogus pradeda veiklą, jeigu jis yra humanitaras ypatingai, jis net savikainos nemoka apsiskaičiuoti versle, ar ne, kaip įkainot, ką padaryti, tai o apie mokesčius iš viso ten kosmosas, o tai VSD, PSD, apie ką čia mes kalbam? Taip. PSD, dar girdėta, bet tas VSD už ką jisai? Kodėl aš jį moku? Ir didžiausia dalis būna. Taip, čia yra didžiausia. Ir dar yra pensijos kaupimas, jie nežino, ar jie kaupia ar nekaupia, nes dar plus 3%, nepamirškim. Čia aš irgi esu tas, kuris, kai klausia, žinau, kad aš kažkur, nes buvogi taip, buvo vienu metu didžiulis vajus kaupti ir visi ten bankai, kas tik netingėjo, skambinėdavo ir tave kalbindavo. Tu ateik ten kaupti. Tos pakopos atsirado, kur ten paskui galvoju, palauk, kom skiriasi ten antra nuo tos palauk, tai kur yra pirma, kuri antra, trečia. Ir tu nerandi niekur, atrodo, normaliai išaiškinimo. O, kai sakot, Sodra skleidžia informaciją, tai jinai labai formaliai būna. Nėra to aiškinamojo... Paprastai taip. Paprastai žmogiškai, va čia yra taip. Mokėsi tą, gausi aną. Gerai, dabar, kad aš neskambėčiau kaip absoliutus atsilupėlis, ar būna tokių komunikacinių momentų, kur ir jums yra neaišku, arba ir jūs prigauna? Absoliučiai. Būna, ar ne? Tai net ekspertas irgi gali prašauti. Vienareikšmiškai. Tai esmė yra kokia. Dabar pateiksiu naujausią tokį pavyzdį, kur aš pati, čia toks mažas feilas, bet tiesiog. Nuo naujų metų aš viską perkeliau iš individualios į mažą bendriją. Jau dirbu su mažąja bendrija. Ir žinau tikrai nuo pernai metų ir sausio mėnesį skambinausi Sodrą dėl SAF pranešimų teikimo. Kas yra SAF pranešimų teikimai? Vėl čia, mes įeikim į kontekstą, nes gali būti, kad žiūri žmonės, gal užsirašinės, aš nežinau. SAF pranešimas. Tai dabar tada papasakosiu trumpai, tarkim, jeigu tu vykdai individualią veiklą ir kaip išvengti šitoj situacijoje, kaip nesukaupti tos sumos, ar ne? Galiu pasakyti. Okay. Tai tam yra teikiami SAF pranešimai kas mėnesį Sodrai. Čia jau tokia mini buhalterija atsiranda, nes tai, ką tu gauni per visą mėnesį, iki to mėnesio paskutinės tos vadinamos dienos, tu turi supildyti SAF. Kalendorinės ar darbo? Kalendorinės. Nes čia irgi būna skirtumas. Kalendorinės. Aišku, ne paskutinę dieną tą mokėti, nes jeigu sekmadienis ar nesvarbu, kuri diena, bet tiesiog pinigai įkris į kitą mėnesį, tai jau dieną prieš pasiteikti SAF pranešimą Sodrai, yra tokia forma, kur viską susipildai, susirašai mėnesio gautas pajamas, pritaikai išlaidas ar ne, jeigu faktinės, tai faktinės, jeigu 30%, tai 30%. Okay. Ir yra suma, nuo kurios moki mokesčius. Tai yra ta VSD mokestį, tai 12,52 arba 15, jeigu kaupi pensijų pakopai, plus 3%. Ir tada apsiskaičiuoji, kiek turi susimokėti Sodrai ir tą sumą pervedi 444 kodu. Ne, kaip VSD įmoka už einamą į mėnesį ir Sodra mato.
Bet tu negali pervesti tiesiog pasiskaičiavęs, tu būtinai turi pateikti SAF pranešimą, kad Sodra užskaitytų tavo įmoką. Tai tas SAF čia yra kažkokia atskira sistema, kur reikia, kas yra SAF, aš nesuprantu, koks tai trumpinys? Apie dabar SAF, savarankiškų... Ataskaitos forma, čia kaip čia įsišifruoja? AF įdomu. Pažiūrėkime, nes... Nes, V galia, SAF 06, toj pažiūrėsiu trumpinys. SAV 06, nes aš nesu girdėjęs tokio dalyko. Aš turiu parašęs, bet dėl PSD, pavyzdžiui, aš turiu parašęs prašymą, man atrodo, tai pačiai Sodrai liktai, kad kadangi turiu vaikų ir ten žinau, kad yra iki 18, valstybė dengia metų eigoje, o metų galėtų ten, ligonių kaso teisingai. Ir tada tu ten metų galėtų susimokyti tą, ką valstybė už tave dengia visus metus, kas mėnesinį. Tai aš kas mėnesį veiklos nevykdau ir aš žinau, kad dauguma tokių kaip kūrybininkų, retas kas mėnesį eina ir ten jis jungiasi ir kažką daro. Jo, tai SAF yra tas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis yra. Tai kadangi jau kai žmogus vykdo individualią veiklą, jisai yra jau draudėjas, ar ne? Jau nebe tiesiog Timūras, bet jau yra tas kitas. Jis iš fizinio asmens tampa jau draudėjas. Vykdantis ekonominę veiklą. Okay. Ir tada jisai pasiteikė tą SAF pranešimą. Tai šitas SAF pranešimas nėra būtinas kas mėnesį, nes, kaip ir yra opcija susimokėti metų gale, ar ne? Deklaruoji pajamas ir susimokė visą sumą už visus praėjusius metus. Bet kad nesusikauptų skola ir tiem, kuriem aktualu ligos išmokos, tie, kas ruošiasi motinystės išmokom, primiktinai sakau, kad pildykit SAF pranešimus, nes kas yra SAF pranešimas, tai tu susipildai, susimoki mokesčius, ar ne, tą vadinamą VSD dabar, ir Sodra jau mato, kad tu turi draudžiamųjų pajamų, nuo kurių tau gali skaičiuoti kažkokias išmokas. Jau konkretų mėnesį. Taip. Ir jeigu tu kas mėnesį tą teiki, tik tai labai svarbu nepamiršti, kad tu negali praleisti to mėnesio, jeigu nori už tą mėnesį pasitikti, būtinai iki paskutinės dienos jau turi būti sumokėta ir pateikta. Tai dieną prieš jau vėliausiai apskaičiuota, suskaičiuota, pervesta. Gerai, jeigu tokiais, nes būna tokiais atvejais, kaip dabar aš galvoju, tu išrašai sąskaitą, vėluoja įmokėjimas ir yra dar skirtumas, ar tu pagal sąskaitos išrašymą skaičiuoji, ar pagal įkritimą. Dabar jeigu aš ketvirtadienį numokėti ir man penktadienį pasikeitė skaičiai ir gaunasi tada, kad tą mėnesį aš jau kaip ir daugiau uždirbau. Jo, bet viską tada galima kai teiki deklaraciją, tada viskas išsilygina, ar ne? Tik tai tu turi sekti savo mokėjimus visus irgi, nes kaip viskas vyksta. Tu kas mėnesį, tarkim, moki nuo minimalios algos, ten Sodrai mokesčius, ar ne, turi tą draustumą, tau Sodra mato, jeigu ligos išmoka, reikia paskaičiuoti tėvystės išmoka ir panašiai, jie mato pajamas. Bet kai tu deklaruoji pajamas, tavo suma gali būti ir didesnė, ar ne, uždirbta per metus. Ir tada tu susimoki tik skirtumą. Tau nereikia nuo visų, nes Sodragi mato, kai pateiki deklaraciją, jie mato, kas yra tavo sumokėta už tave. Nes tu teiki SAF pranešimą ir pagal tai jie išminusuoja ir likusią sumą tau paskaičiuoja, ką reikia sumokėti. Dabar žiūrėkit, aš kol jūs kalbate, man iš karto, mano galva taip veikia. Ar yra kokia nors sistema, nežinau, appsas, kažkas tokio, kas tokį SAF pranešimą padėtų formuoti, nes man tai čia panašu, žinot, kaip aš perku prenumeratą ten kokio YouTube, dar kažko, kur norėtųsi, kad atėjau, kažkokius ar suvedžiau ir man automatiškai paskaičiuoja ir vos ne prenumeratos principų iš manęs, kažkaip nėra jokio sprendimo, kuris tą palengvintų. Netgi SAF pranešimą teikiant, tu turi rankiniu būdu apsiskaičiuoti mokėtiną sumą. Šiaip tai paprastai deklaracijas teikiant, tai tau jau apskaičiuoja, ar ne? Būna klaidų tikrinimas ir apskaičiuoja, o čia reikia dar pasiskaičiuoti. Tai procentą teisingą nusirodyti, išlaidų metodą irgi, ar faktą taikai, ar 30%. Ir taip mažinėsi tą galutinę mokėtiną sumą. Taip. Čia aš tiesiog, vienas iš būdų tai taip daryti, tai yra išdalinti mokėjimą į visus metus, kas yra visą laiką ragintina ir taip toliau, bet sakau, kūrybininkas gyvena kitaip negu gyvena skaičius žmogus. Pas jį nėra mėnesio galo, pas jį yra darbai, kuriuos reikia padaryti. Taip. Ir jie gali tęstis ten nuo pusantrų, taip terminai nėra apibrėžti. Todėl sudėtinga yra. Nes ir pajamos yra svyruojančios. Taip, labai sezoniškumas yra didžiulis. Taip, vieną mėnesį gauni ir ligonių kasose susipildęs ar ne tą prašymą, tau PSD nereikia mokėti kas mėnesį. Bet kai deklaruoji pajamas, tau nuo apmokestinamos dalies, tau PSD susimokėti reikia. Jo, tai ten ta suma net nekinta dažniausiai, yra kiekvienais metais lyg tas pats. Dabar, kai pakeitė ten tą įmokos dydį, tai ten šiek tiek pakilo, bet jinai dažniausiai būna stabilinis mėnesių kiekis metus yra tas pats. Jo, bet jeigu pajamos didesnės negu minimalios, tada proporcingai didėja.
Nu, ta prasme, jeigu apmokestinamosios pajamos yra didesnės negu minimalios, ar ne? O kokios yra tos tada minimalios? 924. 924 per mėnesį. Bet čia, matai, tavo atveju išskaido pamėnesiui. Jeigu visus metus vykdai, tai tarkim 10 000 išskaido pamėnesiui ir tu vat, kas mėnesį uždirbi ten po tą išskaidytą dalį. Bet tada tas faktinis, kiek aš uždirbau, nebelabai... Nes vis tiek, kaip teiki deklaraciją, tai viena bendra suma. Taip. Ir viskas, visiems metam. Tai reiškia, jeigu žmogus rodo, kad uždirbo per metus 12 000, tai sodrai atrodo, nu, taip jie traktuoja, kad kas mėnesį po 1000 eurų. Aha, ir jeigu tu viršį, tada tu tą skirtumuką, kiek tau reikėtų mokėti daugiau, tada turi papildomai sumokėti. Bet viršį, tai dabar pasakysiu, nežinau, ar žinai, gal irgi bus aktualu, kaip yra apskaičiuojama, nes tai ką tu uždirbi, va, tarkim, surenku 1000 eurų per va, tą mėnesį. Bet tai nėra tavo tos apmokestinamos pajamos, nes tu gali taikyti dar išlaidų metodą, ar ne? Tai 1000 minus 30%, nu, turbūt daugiausiai dažniausiai. Arba ten tie čekiai, bet kurie irgi nuo veiklos ten labai atsiranda niuansų. O pats kaip taikai, 30? Aš tą 30, nes aš esu bandęs, nes žinau, kad nu, mano dažniausiai didžiausia dalis tų išlaidų vis tiek tenka važiuoti, degalai, reiškia automobilio remontas, bet paskui gaunasi, kad ten prasideda išlygos, nes ten yra, o bet ar tikrai, bet ar ne. Ne viską galiu nurašyti, turiu deklaraciją. Nes kai tu vykdai individualią veiklą, tai, pavyzdžiui, kaip kūrybininkas, tai tu iš esmės nuolat gyveni pusiau atostogų, pusiau darbo režimu. Tai nuolat ta veikla yra va tokia pusė per pusę. Jau. Ir kai, o sodra atrodo to nesupranta, nėra tokios pas juos. Arba tu dirbi, arba atostogai. Va taip kaip pas juos gyvenimas atrodo pas visus kitus taip pat yra. Jau. Ir va čia yra, kad yra nesusišnekėjimas. Ir man yra, sakau, aš tada ir kažkada bandžiau taikyti tą faktinį išlaidų metodą, bet man nesuveikė, nes aš prisirinkau galybę čekių, bandžiau ten juos nusinešęs dar, kai sudėtinga būdavo, į VMI ten ilgas eilės reikėdavo laukti, bandžiau ten viską susidėti, sako, žiūrėkit, tą galit mesti, tą galit, ir toks sakiau, palauk, aš metus laiko čia vargau, nu, čia, žinai, aš tos tamagočius gaudžiau visus metus ir dabar jūs pusę jų brokuojat, net ne pusę. Netinka. Ir tada tu nuolat jautiesi tokio kvailelio apstuminėjimo pozicijoje. Ne, kad tu, atrodo, negali laimėti. Tu, atrodo, jeigu ir žinai, o bet mes dar sugalvosim kažką naujo. Jo, nes, žinai, kas dar yra? Nesiadaptuoja mes prie pasikeitusių darbų, sąlygų ir visko, prie realybės, prie realybės, kas yra dabar po karantino. Nes va tiek naujų veiklų atsirado, kur net nėra EVRK kodo, prie kurio tu galėtum pritempti, ar ne? EVRK kodas tai veikla, kurią tu vat, vykdai. Taip, kodas pagal kurį. Taip. Jo. Ir vėlgi, jeigu tu nori faktinės išlaidas, nu tai kad tu prisiauginsi plaukus, nes tu nori būti graži, vat, nes tu vedi mokymus, nu tai čia nėra išlaidos. Tu negali savo nurašyti, kaip pavyzdžiui, užsienį kažkur gali. Čia negali. Tai va tokiais atvejais, kai veikla yra tokia, kur, nu, nežinau, kaučinimas, nežinau, mokymai kažkokie, saviugdos, ten visi tokie reikalai, nu dabar labai trendina šitas. Taip. Ir žmogus sako, ar aš galiu tą nusirašyti, ar aš galiu tą. Aš sakau, aš jau nebežinau irgi. No. Rašykit laišką. Ir neskambint, tokiais atvejais visada rašyt laišką, jeigu nedegantis reikalas, rašyt laišką ir gausit atsakymą raštu per 20 dienų, bet jūs turėsit įrodymą. Jeigu deklaruojant pateiksit kaip, nu, tas faktinės išlaidas, jūs, va, žiūrėkit, man tai parašė, kad aš galiu. Viskas, aš galiu. Čia yra dalykas, kurį, jo, dar kartelį norisi man paakcentuoti, jog visada viską raštu darykite, jeigu tik tai galite, jeigu laikas leidžia, nes turėdami raštu, jūs bet kokiam tyrimė, bet kur jūs turit aišku įrodymą. E-mailas irgi tinka, kiek žinau, teisiškai e-mailo susintinėjimas yra visiškai teisinis dalykas, tai bet kuriam ginčia raštu. Jo, ir netgi, pavyzdžiui, yra tokių situacijų, viena klientė dėl nėštumo, labai dažnai, vat, nėštumo gimdymo tos atostogos būna, ar ne, ir moterys pasiskaičiuoja, kad jau žino, kad reikia surinkti kažkokią pinigų sumą ir viskas, ir kad užtektų to stažo. Ir pasiskambina į sodrą, kad sutikrintų, ar tikrai užtenka, ir sodrai pasakė, taip užtenka. Ir ateina pas mane, sako, man VMI sako, kad neužtenka, man reikia čia deklaracijas keisti, dar kažką. Tai pasirodo, kad sodros darbuotoja neteisingai pasižiūrėjo ir tada ta moteris buvo užsifiksavusi, kur kokia darbuotoja, vardą, pavardę, ar ten tik vardą, laiką, kada buvo kalbėta ir jinai vat, pasiskambino ar laišką parašė, dabar nepasakysiu tiksliai, ir tą darbuotoją atleido. Netgi atleido.
Jo, nes vėlgi renka turbūt gal kokybę, dar kažką, tokius visokius nusiskundimus ir yra tikrai nuobaudų sistema irgi kažkokia. Tai va čia mes ateinam į tą dalyką, kurį aš jaučiu, kad su komunikacija pas Sodrą yra taip blogai, yra kažkoks didžiulis esminis nesusikalbėjimas tarp ten kažkokių tai tų visų skyrių. Nes panašu taip, kad kažkas priėmė kažkokį sprendimą, dar jis tai net nesuvaikščiojo, nes tai yra didžiulė institucija, nesuvaikščiojo duomenys ir tada yra spaudžiami konsultuojantys žmonės kažkokius atsakymus pateikti. Situacija jau, priimtas sprendimas, jau vyksta veiksmai. Ir ne visi žino. Ir tada gaunasi, nes, sakau, kai nueini ir tu bendrauji su tai žmonėm, kurie su tavimi bendrauja, aptarnaujantis personalas, jie būna pikti, įsitempę ir tas dažniausiai ateina iš kažkur aukščiau. Taip. Nes jeigu būtų virš jų išspręstas, tvarkyta, jie būtų visai kitokių akių ir su kitokiais balsais į tave kreiptųsi. Taip, ir čia visose yra valstybinėse įstaigose tas. Ir aš, kaip sakau, dirbu kaip su savo galva ir kad to negatyvo neturėt po kiekvieno skambučio, ar ne, jeigu negaunu atsakymo. Aš tiesiog savo pasakau, Inga, priimk tai, kad šiandien yra nauja to žmogaus darbo diena. Jis negali visko žinoti iš karto. Tiesiog taip save nuraminu ir einu ieškoti atsakymų pati savais kanalais. Okay. Nes, o kaip kitaip, kad tu piktinsies, nes dabar realiai, aš nežinau, deklaracijų teikimo metu, suprantu, labai daug skambinančių, labai apgultis yra, laukiu 20-30 minučių, kol tavo pakels ragelį. Ir finale vis tiek tave kažkur nukreips, kol gale, nežinau, ten valandą pusantros gali prašnekėti, kad pateik deklaraciją. Taip. Bet dabar, kaip skambinė, taip ir 15-20 minučių reikia pralaukti. Arba, aš nežinau, ar tai apgultis, ar jie darbuotojų neužtenka, ar neįsivaizduoju, kame problema. Tai vat ir man neaišku, tai aš labai tikiuosi, kad čia ką tik apsilankė LRT girdi, pasigilins, išsiaiškins ir sujudins šiek tiek. Aš labai tikiuosi, kad mano šitas visas viešas žviegimas išeis į kažkokį pokytį į geresnę pusę, nes taip, tuo metu, kai tau padaroma yra toks vienašališkas, atrodo, sprendimas, kai tu esi tokį pastatomas, yra skauda, pikta ir taip toliau, ir tos emocijos natūraliai kyla ir yra tikrai, sakau, labai sudėtinga, net kai kuriem ir neįmanoma, skambinti ir bendrauti ramiai. Sveiki, jūs man užblokavot viską, ką man dabar daryti? Aš padariau, skambinu kitą dieną, žiūrėkit, aš jau padariau, gal galima ten kažkaip pajudinti. Ne, ten kreipkitės į ten, kreipiesi, tada praeina dar parai, tada sužinai, kad ne tą padarė. Ir, neįmanoma yra, nes tuose koridoriuose, ir pasimeta ta tiesa. Ir čia tai, šitoj situacijoje tai taip, nesusimokėjai laiku, nuo birželio prasidėjo raginimai, užšaldymai ir taip toliau. Bet dabar irgi klientė situacija, ant dienų karšta, jinai susideklaravo pajamas, viskas tvarkojo ir pateikė prašymą išskaidymui pajamų. Viskas gerai, išsiskaidė, gavo laišką, perskaitė, kad ten ir tiek reikia susimokėti kas mėnesį, ten birželio, ten tą dieną, viskas jau su delspinigiais, su visko. Jinai susimokėjo tą įmoką jau pirmąją po to išskaidimo. Ir atėjo jai į VMI laiškas patikslinti deklaraciją metinę. Ne? Jinai prisijungė, patikslino, kažką ten buvo gal blogai suvedus, kažkokie netitikimai. Jinai pateikė ir jinai, nežinau, savaitės bėgė gauna iš Sodros raginimą susimokėti skolą. Nes pakeitus pasikeitė suma ir Sodros irgi ten kažkaip... Net nepasikeitė suma liko ta pati, nes nieks nepasikeitė. Tai klientai, jinai ten kažką ar nedaspaudė, kad buvo netitikimai. Bet suma tai nepakito. Okay. Bet esmė ta, kad kaip veikia, tu pateiki deklaraciją VMI perduoda duomenį Sodrai apie naujai pateiktą deklaraciją. Ne patikslinta, ne kažką, bet naujai pateiktą deklaraciją. Okay. Nes irgi ten dar reikia paspausti arba naujai pildyti, arba jos pagrindu, arba patikslinti. Ir tada jau Sodra tau įkala raginimą. Bet tai, o kur paskaitimas, pažymas situacijos, ar tau gal išskaidyti jau mokesčiai, gal tu jau moki tas įmokas. Tai jeigu klientė nebūtų sureagavusi į tą laišką, neperskaičius tiesiog. Ir kas tada? Užšaldo pinigus, kai tavo situacija? Taip, iš esmės. Ir tada skambini ir klausi, labą dieną, aš taigi jau man išskaidė, ups. Čia yra žmogiškosios klaidos. Vėl nesužiūrėjimas, nepamatymas. Inga, kaip ekspertė, kokius sprendimus tu matai? Nuo ko pradėti būtų, nuo ko reikėtų čia? Aš tai, pas mus labai daug kas kalbama įstatymų, pagal įstatymų raidę, ta tokia kalba sunkia, paprastam, elementariam žmogui nesuprantama kalba.
tie visi trumpiniai, kas už ką atsakingas, taip, viskas labai ilgais postais aprašyta, bet trūksta to paprastumo, ar ne, kad atlieptų tiek menininką, tiek skaičių žmogų. Tikrai yra kitiem, kur labai viskas paprasta, bet yra tokių žmonių, kur tikrai labai neaišku. Tai va tos paprastos komunikacijos tais kanalais, kuriais jaunimas naudojasi. Ir būtent socialiniai tinklai, aš manau, yra numeris 1. Okay. Nes aš dabar galvoju, aš nesu nei sutikęs, nei bendravęs su žmonėm, kurie sodroj dirba ar būtų dirbę, nes man atrodo, kai ten unika, ten dirba jau, vyresnio amžiaus kontingentas. Konsultantai, kai kuris atvejais, kiek aš skambinu, buvo 3 jauni žmonės, o su 4 mano traukinys sustojo, nes buvo pasakyta, lauk 20 dienų, viskas. Jo. Palauk, tai aš negaliu laukti, aš aiškinu, gerbiamoji, man griūna dega, taip, jos logika tokia, kad maždaug taip, pats kaltas ir deg. Taip. Bet tai palauk, socialinė apsauga ne apie tai yra ir mes tada ateiname, žinai, jau į kitą bendresnį lygį, jūs sabotuojat savo misiją. Ir va čia yra liūdniausia. Ir man dar kas irgi kelia susirūpinimą, pažiūrėjau, kad sodrai buvo išrinktas naujas direktorius praeitų metų Liepos, lapkričio ten gale. Ir jis kalba apie procesų automatizaciją. Labai gerai būtų. A ne? Jo, ta prasme, ir procesų, ir tas... Ta prasme, iš esmės kitą kartą man, kai klientai sako, ką man čia rašo, įsijungia į savo sodrą, o kodėl čia man tos sumos, aš pati net nebesuprantu, iš kur tos sumos atsiranda. Nes tu įsijungi sodrą, jie parašo, kad mokėtina tokia suma ir žmogus sako, ašgi moku kas mėnesį PSD, o kodėl čia man PSD rašo, tai aš taigi pajamų tai negaunu. Ir jie kažkada sugalvoja, kad jie preliminariai tokią numatomą PSD sumą tau įpiešia. Tai tu žmogus nesuprantantis, gali ten ir susimokėti, neaišku ką ir už ką. Ir tikrai žmonės susimoka ir jie nesupranta už ką, nes pamato skolą ir jie susimoka, ten paspaudžia ir susimoka. Bet vienas gilinasi už ką susimoka, kitas nesigilina. Taip. Kitą dieną atsidarai, jau nebėra tų sumų, nėra tų skolų. Tai kiek aš turiu tokių klientų, kur dirbo su verslo liudimu, perėjo individualios veiklos, kas mėnesį mokėjo visas įmokas, tiek sodros, tą VSD, PSD, tiek gyventojų pajamų mokestį. BMI tau matosi, permoka, dar neužskaityta, nes nepatikta deklaracija, viskas Sodroj ten kaip į bedugnę. Na prasme, moki ir paskui vėl sako, pateikiau deklaraciją, aš dar skolinga likau. Bet tai sakau, taigi tu mokėjai kas mėnesį dar nuo didesnio negu minimalios, nes uždirbi tai daugiau negu minimalkė. Tai viską pervedai daugiau. Jo, bet sako, aš nesuprantu net ir jie patys nežino, iš kur ta skola atsirado. Tai tiesiog tas pats apie karantino laikotarpį, ar ne, kai buvo atidėjimas, galėjo atidėti, čia kosmiškai daug 2 metai yra atidėta skola, 2 metai ir 30 diena balandžio, ten kelios dienos prieš gauna žmonės laiškus, kad jūs skolingas ten tiek ir tiek šimtų. Ir sako, geras, aš net buvau pamiršęs. Tikrai tu pamiršti, nes, tiesiog užsisuki, dirbi. Taip. Ir bam, ir viskas. Jeigu tu turi kažkokią skolą, jau išdėstymą, tą paskolą vadinamą sodrai, tu jau naujo įsiskolinimo negali, kol nepadengiai seno imti. Tai irgi čia dabar nuo birželio irgi užšaldo daugam pasima tą karantino dar skolą. Nesvarbu, kad tu dabar neturi skolų, bet nuo karantino tai vėl kas niekur nedingo, jeigu nesusimoki. Tai irgi gali išskaidymą darytis, bet irgi reikia teikti prašymą. Ir čia dar turi nesumaišyti, kuris po kurio eina. Jo, ir viskas eina į bendrą katilą. 4-4-4. Čia apie 4-4-4 buvo labai irgi nemažai atsiliepiančių pas mane socialinėje erdvėje, kad sako, moki, jie patys paskui neskiria už ką moki ir ten vėlniais tu net kasi. Tai va, nežinau, tie kodai, ar nėra modernesnio sprendimo, nežinau, kiek tu esi įsigilinus į kitų šalių praktikas mokestinėje tvarkoje, bet tie kodai, kur tikrai galima ir būna irgi, jau kai atrodo, tu jau išmokai, gerai pasirašiau, tas už tą, praeini keli metai, man taip yra buvę, sako paskui, ne, jūs žiūrėkit geriau su to kodu mokėkit, o taip, kas pasikeitė, kodėl, kam keisti? Nes jie priėmė taip, kad žmonėm būtų paprasčiau vienu kodu ir tada jie išskirsto, dengia PSD, dengia VSD, taip išskaido ir paskui metų gale žiūri, ką tu faktiškai sudeklaravai ir kiek tau dar trūksta primokėti, už ką. Ir jie suskirsto ten. Jiem gal taip atrodo paprasčiau, bet žmogui susekti visą informaciją yra sudėtinga. Taip, nes atrodo, kad iš to, ką skaitau, jog moka, kartais žmonės atrodo už nieką. Jo, va čia ir yra, kai tos pajamos kintančios, kai tu vieną mėnesį deklaruoji vienaip, tarkim, teikdamas savo pranešimus vienaip, kitą mėnesį kitaip ir susimaišai pats.
Tai mes ėjom ir aš atsiminiau, nuo ko aš pradėjau apie tą SAF pranešimą, kas man buvo. Kai aš sakau, žinau ir atrodo vis tiek feilas kažkoks, nes pasirodau pasikeitė ir aš nesusižiūrėjau. Tai vat, su MB teikiau SAF pranešimą, kai individualiai veikloje užeinama mėnesį iki jo pabaigos, su mažai bendrija būdavo, kad tu gali už praėjusius laikotarpius pateikti už porą mėnesių. Nu ir aš pasiteikiau už sausį vasarį. Skambutis man iš Sodros, labą dieną, sako, jūs negalite taip teikti. Tai sakau, aš ne individualioj, sakau, aš su mažai bendrija. Jo, sako, aš matau, kad čia iš mažosios bendrijos, bet viskas, sako, jūs turite teikti užeinamą mėnesį kaip ir individualioj veikloj. Labą dieną, sakau, tai nuo kada čia pasikeitė? Nuo naujų metų. Tai sakau, kad praeitą savaitę ar užpraeitą, sakau, kalbėjau su jūsų darbuotojai, sakė, viskas ok. Tai ne, sako, paskaitykit Sodros puslapį. Nu ir įlindau akurat prie mažosios bendrijos, viskas, naujas pakeitimas. Ir neparašyta, kad pakeitimas nuo tų metų. Tiesiog taip reikia ir viskas. Bet tiesiog. Čia beje dar tas irgi, paskaitykite Sodros puslapį. Dar supras, ką perskaitai. Tai vat būtent, visų pirma, rask, kur tam visam šabakštynė ir dar paskui supras, ką tu skaitai, nes aš tose terminuose jau pasimetu. Nes aš iki šiol nelabai pagaunu, apie ką yra neapmokestinamų pajamų dydis ir ten, kai pradeda dėlioti ir ten man bandė aiškinti žmogus ir aš pasijaučiau absoliučiai, žinai, antroji klasė, kai ten tėvas rėkdamas daugybos lentelę mokė. Tipo, kiek tau galima sakyti, kiek yra ten 4 ar 7, žinai. Man, žinai, nes vat, kai tokių tankų einama yra. Ir kada aš ateisiu ir paskaitysiu, tai negarantuoju, jeigu aš suprasiu. Tai vat ir nežinau, kiek čia, nes aš galvoju iškart, kaip tai pataisyti. Ar dirbtinio intelekto kažkokie tai modeliai čia galėtų padėti, nes akivaizdžiai Sodrai trūksta žmogiškųjų resursų, nes tikrai norėtųsi, jog tokie, vat, jeigu matai pagal veiklas, kad yra kūrybinis žmogus, kad ir dirbtų va toks per vidurį esantis žmogus, kuris supranta. Jo, žinai, kame yra bėda, kai atsirado dirbtinis intelektas, ar ne, ir visi sakė, oi, čia dabar palengvina, jau čia socialiniai tinklai, čia informacija, čia postus rašo, įrašus važiuoja, čia nereikia galvoti. Tai aš bandžiau, aš pati irgi išbandžius tą dirbtinį intelektą ir kartais pasinaudojusiu juo, bet ne tada, kada reikia kalbėti apie mokesčius, apie įstatymus, apie visą tą sistemą, nes aš ir mokamoje, ir nemokamoje versijoje jau irgi praėjau ten kursus, mokymus tokius, kaip tikslingai užduoti klausimą, neatsako. Ta prasme, atsako netiksliai. Ir jeigu tu kaip žmogus nesupranti to, nežinai arba pirmą kartą klausi, tu negali pasikliauti tuo, nes tai nėra visiškai tiesa. Tai aš nekalbu jau apie nemokamą versiją, tai ten iš viso, net neverta klausti tokių dalykų. Tarkim, tą patį PSD, ten informaciją turi iki tam tikrų metų, ar ne, ir pasakys tau tikrai ne tos skaičius, kurie yra dabar. Mažosios bendrijos irgi išsiėmimai pinigų, neatsako tau tai. Tai jeigu tu nežinodamas užklausi ir remiesi tuo atsakymu dirbtinio intelekto, tai brolyti gali būti blogai. Jo. Dar ne, šitoj vietoj nepadės, nes vėlgi dirbtinis intelektas nėra, aš kaip sakau, aš paguglinu savo mergaitį namų darbus kartais, jau čia labai gerai galvoju, bet visi tėvai tai daro. Jo, esmė tokia, nes tikrai kitą kartą galvoju, apie ką čia, ta pilis kažkokia, kažkur kažkas, paguglini, tiesiog informaciją suras, kad greičiau būtų. Tai atsako, bet vat, kas liečia įstatymus, tikslumą, skaičius, tai jau čia vat nelabai. Šitą pagalbą ne. Tai vat ir kalbu, jog tai yra antiek taisyklės ir išimtis taisyklės, ten yra tiesiog va toks visas tas. Jo, ir supranti, kas yra, labai daug yra, jeigu visi dirbtų pagal vieną kurpalį, nebūtų taip sudėtinga, bet dabar vėl išlygos, nes turi vaikų, išlygos, nes tu dirbi su darbo sutartim, išlygos, nes tu, tarkim, studijuoji. Autorinės, paskui dar ten būna irgi, autorinės, tas anas, viskas yra ir daug visokių skirtingų dalykų. Ir tu paskui pasimeti žmogus. O jeigu tu turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą, kas tada moka mokesčius, kaip tada mokėt mokesčius. Daug tų niuansų, kur tu, jeigu tu darai tą, tai tada taip, jeigu tu tą, tai taip. Ir lygiai taip pat ateina pas mane konsultacija, kuri geriau mano atveju. Ką geriau pasirinkti? Negaliu atsakyti bendrai, nes aš nežinau, kokį tavo poreikiai 3 metam į priekį, ar tau reikia socialinių garantijų, kokie yra tavo planai, ar tu imsi paskolą, ar tu turėsi vaikų, ar tu norėsi turėti vaikų ir panašiai. Nes tai labai labai susiję viskas. Taip, ir aš pats atsimenu, kai buvo, mes visi pradėjom ten dar 2000-ųjų gale su verslo liudijimais ir paskui buvo vienas kažkoks vajus, kai visi į tas individualias veiklas nuėjo, nes paleido kažkas gandą, kad ten kažkaip tai kažko tu ten mažiau mokėsi.
visi subėgo, už ką mažiau mokėsi, taip niekas ir nesuprato, nes aš tiesiog nubėgau, nes visi bėgo, galvoju, nu, aš einu, žinai, nes aš nesuprantu. Ir tada dar buvo tas laikas, kai buvo ir komplikuotas ir su VMI bendradarbiavimas, Sodra net neminim, žinai. Tai dažnai būna, tose kūrybinėse industrijose žmonės tiesiog eina su banga. Bet čia ne tik tai pas jūs, ta prasme, ir treneriai, ir visur. Ir dabar paskutinis seminaras, kurį vedžiau, nes aš vedu ir seminarus įmonėm, ar ne, nes būna įmonių, kurios įsteigia įmonę ir samdo visus pagal individualią veiklą. Taip, labai šiaip nemažai. Ypač kūrybinėse, radijas to pačiu principu dirba, kad visi yra samdyti. Ir tiesiog nežino, ką tas su individualia veikla, ką jis turi susimokėti. Taip pat pasamdo mane, aš pravedu seminarą, supažindinu nuo A iki Z ir jie tada susigaudo, tie, kurie dirba su individualiom veiklom, ypatingai pirmą kartą. Tai čia jau yra įmonių toks indėlis ir tokia savišvieta. Dabar ką aš pastebiu, tiek grožio srity, tiek treneriai, visi eina pagal bandą. Ateina kirpėjos, visos nuo seno su verslo liudymais. Tai jaunos moterys ateina su verslo liudymu, sakau, kodėl? Nes kaimynė. Nes draugė sakė, taip. Bet sakau, jums tai nėra tas pats, jūs dar planuojat vaikus ir visa kita. Ir paskui ateina, ką daryti, aš čia vaikų noriu, man čia išmokų nėra, nes su verslo liudymu tu neturi iš tų išmokų. O su individualia veikla tu gali gauti. Tai paskui jau tu modeliuoji, skaičiuoji, kaip dėlioji, kad tu nepastok dar, nes tau neužtenka stažo. Tai čia juokas juokais, bet taip yra. Ir čia ir yra problema, kad eina pagal bandą, kaip visi daro, ir aš taip darysiu. O dėl ko? Nežinau. Nes aš, man atrodo, truputį suprantu dėl ko. Nes dažnai, tu kai nežinai, tau atrodo lyg ir geriau ir tai tu pasitikė to savo sakančio žmogaus kompetenciją arba kažkokiu statusu tau. Jisai tau kelia pasitikėjimą. Jisai padarė ir tu kartosi ir jo klaidas, ir galbūt jo sėkmės, tu to tikiesi. Ir ką dar norisi, nežinau, Sodrai arba tiksliesiam žmonėms pasakyti, jog tokie kaip aš nėra, kad piktybiškai nežinotų. Taip. Nes sužinoti, man, pavyzdžiui, yra tikrai malonu kalbėti ir padeda sužinoti, bet tiesiog būdas, kaip sužinom, yra visai kitoks. Čia aš grįžtu iš esmės į mokyklą, nes žinau, kad taip, aš ten praleidau, taip čia yra taip mano, taip toliau, aš nesuprantu ir nežinau, aš tą priimu. Bet kiekvienas mokomės skirtingais metodais ir skirtingais būdais priimam informaciją. Ir galiu pasakyti iš savo praktikos dirbant su žmonėm, kai tu žmonėm išaiškini ir jie supranta, jiems suprantama kalba, tu juos įgalini. Jie yra visai kitaip motyvuoti. Ir čia galbūt dalykas yra, kurios Sodros darbuotojas nesupras, kas yra motyvacija dirbti. Bet kai tu pajunti tą galią, kad tas ir tau tada paaiškėja ir supaprastėja, kai tų demonų mažėja, tai noras dirbti ir uždirbamos sumos didėja. Ir taip, žinai, ekstrapoliuojam į stipresnę valstybę, stipresnę visuomenę, bet aiškinti reikia. Ir kad Sodra neaiškina ir palieka tiesiog, čia jūsų prievolė. Aš suprantu, kad prievolė, bet sorry, hebra, jūs esate ten, aš esu čia. Tai galbūt ne tai kokia nori prievolė, bet mes nesusišnekam. Tai tų aiškintojų, tokių kaip Inga, reikia daugiau. Ir Sodros, aš manau, turėtų būti viena iš strateginių misijų artimiausių metų. Tapti artimesniu žmogui, nes taip bendrai tariant, yra ta tendencija, kad, žmonės durnėja. Toks grubus terminas, bet yra tas, nes telefonai mus daro prasčiau atsimenančiai žmonėmis, mes daugiam deleguojam ir su tuo ateina tam tikri minusai, tam tikros rykštės. Dėl to reikia ir tą sudėtingą dalyką arba paprastinti, arba ieškoti būdų, kaip paaiškinti. O ieškoti būdų, tai eiti pas tuos, kurie esam per vidurį kažkokie. Aš tikrai ne, bet Inga, matau, yra tame. Jo, tai mano misija ir yra paprastai, supaprastintai. Aišku, neišvengsi čia tų tokių skaičiavimų, apskaičiavimų. Aš turiu juos kažkaip iškomunikuoti ir išaiškinti. Ir skaičių yra daug, bet tai dėl to ir yra tas. Arba kur tu pats informaciją ieškai, grupė uždara, ar ne, ten viskas sudėta papunkčiui. Arba tu ateini į konsultaciją ir mes dirbam. Viską išsiaiškinam. Tada jau yra ta mentorystė vadinama 3 mėnesių, kur žmogus žengia žingsnį, nes nepamirškim, dar yra apskaita. Tai va. Čia dar dalykas yra, kur žmonės 5 metus vykdo individualią veiklą, jie nežinojo, kad gali pasimti nedarbingumą. Pamato mano istoriją, sako, aš žinokit, pirmą kartą išgirdau iš jūsų, kad galima nedarbingumą turėti dirbant. Individualią veiklą vykdant nedarbingumas yra. Taip. Už kurį, kaip tipo... Kaip ligos išmoka. Timūrai. Ok. Rimtai? Ok. Taip. Tai, tarpsime, tu gali kaip atostogas pasidaryti.
kažkas tokio tipo čia išeina. Jeigu vaikas susirgo, tai ir... Jo, turiu minį taip, nes dabar, aš kaip jaučiuosi, atrodo, kad tu tiesiog tu esi, nuolat atostogų ir darbo režime. Tu esi nuolat tokiam, kur nei pakartas, nei paleistas. Ir kai tu darysi atostogas, aš nuolat jaučiuosi atostogaudamas, jog aš švaistau pinigus ir laiką. Aš nepaimu tos, čia yra gal ir mano asmenybiniai dalykai, bet aš atostogaudamas negaliu atsipalduoti, nes man atrodo, palauk, aš galėjau dabar ir tą, ir toksai, žinai, nuolat esi. Ir nesupranti ir nežinai, tai čia yra, šito aš nežinojau. Taip, tai jeigu moki VSD įmokas, ar ne, tai tau priklauso. Tau priklauso. Tik tai vėl susidurėm su tuo, arba einamuoju metu gauni, arba kai susideklaruoji pajamas ir susimoki, tarkim, tą skolą vadinamą, jeigu pasimi išsidėstymą pajamų. Tol, kol sodra nematys tavo VSD įmokų, tol išmokų tau neskaičiuos. Tai irgi, dėl ko aš ir sakau, SAF pranešimai, kada reikalingi, kai planuoji vaikus, tai 12 mėnesių ten turi turėti ar net 12 tų įmokų, arba nori gauti nedarbingumus einamuoju metu. Tai pavyzdžiui, jeigu tu susimoki nuo minimalios algos nuo 924 per mėnesį VSD įmoką, savo priklausančią, tai viskas, tu susirgo vaikas, nedarbingumą. Ir čia yra didžiausia problema, nes labai daug kas šito nežino, ypatingai tie, kurie dirba iš namų ir galvoja, tai ta prasme, ką man imti nedarbingumą, jeigu aš direktorius pats savo ir vis tiek aš ta prasme niekur neinu į darbą, tai kam? Imkit. Nes tada gaunasi, jums priklauso. Taip, nes aš iš karto, kaip humanitaras jau matau, žinai, net neskaičių problemą, bet jeigu tu susirgus vaikui dirbi ir tipo rūpinės vaikų, tai tu nei tą darai. Ne. Tai tu geriau daryk vieną dalyką tvarkingai, bet iki galo. Jo. Tai pasirodo yra galimybė, gerai, man šitas nėra netikėta, man netgi šokas šiek tiek ištinka. Aš tikrai nežinojau. O man atrodo, kad visi viską žino. Nes aš tokiais atvejais, žinai, jeigu reikia mano dėmesio didžiosios dalies kažkam, tai tu tiesiog stabdaisi darbus ir tu tiesiog savo sąskaitą kažkaip vėliau, bet dabar reikia. Ir to, socialinės apsaugos momento tu nekiek, aš nekiek nejaučiu. Ir neįvertini to ir galvoji, moki ir už ką. Bet iš tikrųjų, taip suma sumarum, tai nemažos ir jeigu, tarkim, mano atveju irgi vaikas, jeigu mažesnė, kai buvo, tikrai sirgdavo dažnai ir aš imdavau nedarbingumus. Ir suma sumarum man tikrai grįždavo pinigų. Ta prasme, man ten pusę sumos ar mažiau negu pusę grįždavo per ligos išmoką. Ir man tai priklauso ir tai yra legalu ir mes turim tuo naudotis. Bet daug kas to nežino, nes galvoja, tai ką aš čia savo dirbu ir ką aš čia. Tik tai esmė ta, kad jeigu tu imi nedarbingumus, tai jau tu veiklos nevykdai. Tada jau tenais nei sąskaitų, nei pinigų, nei tiesiog fizinės tos veiklos negali būti. Nes tai būtų pažeidimas jau to ir gali išmoką. Tai yra, ir reikėtų sąžiningai ir jeigu tu deklaruoji, kad tu tą laiką imi, tai tu ten tikrai ne chimičinį liaudiškai tariant. Ir nes, pavyzdžiui, kaip yra su nedarbingumu, tai jeigu tu imi pats susirgęs, tai 2 dienos yra neapmokamos, nes pagal viską tai yra darbdavys mokau tas sodros. Tai tu tipo iš savų gydais? Tipo iš savų, o paskui jau moka sodra. Kai yra vaiko atveju, jeigu slaugai šeimos narį, tarkim, tą vaiką, tai yra nuo pirmos dienos mokamos. Gerai, dabar tada šitoje vietoje atsiranda man tas terminas biuletenis, kai šeimos gydytojas klausia, čia tokia atveju biuletenis yra rašomas? Liaudiškai tariant biuletenis. Nes klausia visą laiką, ar reikalingas nedarbingumas, ar ne? Arba biuletenis. Ir aš visą laiką su pasidžiavimu sakydavau, kad ne. Aš išvaikščiosiu, žinai, aš pats ant savęs, aš savarankiškas žmogus. Ar jūs mane čia kažkokį, žinai, asocialų skaitot? Yra tas toksai, žinai, kad aš susimoku, aš pasidarau. Iš valstybės. Jo, bet būtent tas yra, žinai, kad, tipo, nenoriu, nes ir bijau, ir nesuprantu, nereikia aš pats. O pasirodo, yra įmanoma ir reikėtų tą taikyti, nes tada būtų laiko, įsivaizduojat, kaip jums nervai atsileistų, kiek jūs įtampos sumažindame savo gyvenime. Jo, ir būna žmonės sako, moku ir kaip į balą, tarsi nieko už tai negauna. Tai nežino, ką gali gauti. Tai va. Nesinaudoja to. Taip, jeigu tu nemoki VSD įmokų, tai, taip, brangus jis jau ir negausi. Nes būna, pavyzdžiui, žmonių, kurie nesupranta to esmės. Tai sako, dirbsiu su individualia veikla, vis tiek pajamų nieko negausiu, bet 5 eurų parodysiu per mėnesį ir gausiu nedarbingumą. Ne, už ką tau skaičiuos? Vis tiek tu turi bent tą minimalią bazę susimokėti. Nes viskas iš esmės priklauso nuo tavo sumokėtų mokesčių sodrai. Viskas. Tai tiek senatvės pensijos stažas, tiek ligos, tiek motinystės išmokos stažai, viskas nuo to, ką tu moki nuo minimalios algos. Tai jeigu su darbo sutartimi minimali ant popieriaus 924, tai individualioje veikloje 924 yra ta suma, nuo kurios moki sodrai mokesčius. Tai vadinasi, jeigu taip jau skaičiais kalbant,
žmogus vykdantis individualią veiklą kas mėnesį turi uždirbti ne mažiau kaip 1470 €, taikant 30% sąnaudų metodą, tada jau jisai gaunasi, kad sumoka kaip nuo minimalios algos. Čia palaukit dabar, kad aš suprasčiau, tai tas 1000, kuris minėjo, čia yra jau atskaičiavus tas sąnaudas? Ne, dar ne. Čia yra grosas? Jo, tai ką gauni per visus kanalus, per mėnesį 1470, tada taikai 30%, tada yra tai, kad tu tos likusios dalies ne nuo visos mokesčių sodrai, o nuo 90%. Ir va tas 90% ir yra 926, man atrodo, gaunasi, taip matematiškai visiškai. Tai va, tai jau gaunasi, kad tu nuo minimalios algos, kaip tas baltas žmogus už minimalią algą susimoki sodrai. Okay. Gerai, dabar tada kitas iš mano praktikos, gal įvėsite į kontekstą. Man vienu metu ir iškalbėti su LRT žmogumi, kuris buvo, vienu metu pakilo tas koeficientas, kai aš viršiau matyti 35 000 sumą. Kodėl yra šitas, galite paaiškinti jo logiką šito procento pokyčio? Žodžiu, kas nutinka prie 35 000 € dirbant pagal individualią veiklą ir kodėl tai nutinka? Tai yra mokesčiai didėja, daugiau uždirbi, daugiau susimoki. Bet nuo kem 5 tu tampi PVM mokėtojai, tai tas va 10 000... Čia dar kitas mokestis, čia dar kitas mokestis, čia apie GPM mes šnekam. Nes su individualia veikla yra taip, PSD, VSD, GPM. Ar ne? Taip. Individualioje veikloje mokesčius mokė proporcingai tiek, kiek uždirbi. Bet privalomai PSD nuo minimalios. Jeigu neturi socialinių garantijų kitur, tarkim, bet tavo atveju tu turi mažamečių vaikų, susitvarkęs, tai tau negalioja tas. Tu nuo apmokestinamos dalies moki. Ir pavyzdžiui, uždirbai 10 000 minus 30% ir nuo tos likusios dalies tada jau tau skaičiuoja PSD, VSD, GPM. Ir jeigu ta apmokestinamoji dalis yra tas apyvarta, tas pelnas, iki 20 000, GPM 5%, nuo 20 iki 35, tada proporcija, ar ne, gali būti 10, gali būti 15, priklausomai nuo tavo pajamų, to pelno. Ir jau kai viršė 3,5, tada įsijungia 15% tarifas ir jisai nesikeičia. Ta prasme, jeigu tavo tais metais pajamos 3,5 ar 40 nesikeičia. Jeigu tavo pajamos, bet čia jau nebe pelnas, o pajamos visa apyvarta metinė, net ne metinė 12 mėnesių, tarkim. Čia yra beje niuansas, kurį irgi reikėtų pabrėžti. Aš visada maniau, kad jūs biškai sustabdau, aš visada buvau įsitikinęs, kad yra tas terminas, gegužės 1, ar ne, yra paskutinė diena. Nuo 1 metų gegužės 1 iki kitų, bet pasirodo yra tas, bet dar yra slenkantis 12 mėnesių terminas, kuris, jeigu tu Liepos... Žodžiu, man jau krešina sistema, iš esmės operacinė, bet iš esmės yra 2 terminai 12 mėnesių, kurie groja. Ir jie tokie persislenka. Vienas yra fiksas, o kitas per jį slenka nuolat. Tai tas kem 5 000 tas PVM riba. Ir aš dar patikslinsiu, kad nėra nuo gegužės iki gegužės. Individualioje veikloje ir apskritai apskaitoj pajamos fiksuojamos kalendoriniai metai. Tai yra nuo sausio. Deklaruoji. Taip. Tai čia dar vienas mano, taip, vat kaip aš pasaulį matau. Man yra, aš susimokėjau ir susimokėjau, vat aš taip matau, o ne gruodžio 21. Čia kaip aš mėgstu sakyti, metų gale, o tas metų galas gegužės 1 būna. Taip, nes nusiskausminį ir galvoju, atsidusau dabar iš naujo. O jau realiai tu jau sausį, vasarį, kovą, balandį jau dirbi naujiem metam, naujai deklaracijai. Taip. Tai jeigu pradėjai sausį vykdyti veiklą, tai iki gruodžio, bet šitos tavo visos pajamos yra tavo individualios veiklos pajamos už 2-3 metus, ar ne? Ir čia jau yra pajamos minus išlaidos lygų ta dalis, nuo kurios mokėsi mokesčius, tiek sodros, tiek VMI. Tai jeigu tos pajamos viršė 3-5 tūkstančius, tai mokėsi 15% gyventojų pajamų mokestį. Bet PVM riba yra ne nuo sausio iki gruodžio. PVM riba yra nuo bet kada. Tai realiai šiandien atsistojam, tarkim, mokestinis patikrinimas tikrina, žiūriu, Timūro 12 mėnesių iki šiandien dienos. Taip. Ir kai yra tas nepastovumas ar ne pajamų, tai tu gali per 3 mėnesius kem 5 pasiekti, ar ne? Jo, yra čia. Taip. Čia yra niuansas. Ir nesvarbu, kad tavo metinės bus visai kitokios, gal tavo kiti metai bus, gal persidengs. Tai ta riba yra nuo bet kada. Tai jeigu tu per 3 mėnesius gauni ten didesnės pajamas, paskui yra tuštuma, ar ne, mažiau, tai taip, tada žiūri, skaičiuoji, kad nepatenki tą PVM. Taip, o jeigu jau tu artėjai, tai tu turi pradėti nebeuždirbti tiek tam, kad, jeigu tu bijai viršyti, arba tu nori
pasiruošti, nes irgi buvo komentaruose tokių žmonių rašančių, kad irgi viršijo PVM ribą, nesusižiūrėjo, praleido, nes tiesiog žmogus vykdė veiklą ir orientuotas buvo į kaip dar uždirbti, o paskui tipo susimokėsim. Tai čia yra, krūvos tokio aplinkui. Labai daug išlygų, sąlygų, kur ką. Tai čia, neturint žinių, nesidomint, tai pasimesti labai lengva. Tai va. Kaip susivesti visus galus, nes jeigu tu skambini Sodrai ir klausi, biški kažkiek į VMI pusę, negausi atsakymą, nes niekaip skambinkit ten ir tada gaunasi užburtas ratas. Ir sakau, aš kai pradėjau tą veiklą garsiai komunikuoti, tai man dar buvo pasakymų, tu čia orą pardavinėjai. Ta prasme, okei, sako, taigi viską internete galima susirasti. Okei. Tai galima. Aš neneigiu, aš pritarsiu irgi, kad galima. Tik tai, kad tai, ką aš rasiu, man vienam žmogui viską pasako, o man nieko nesako, nes tikrai būna skaitai formuluotę ir tu net nesupranti, apie ką yra šnekama, arba kas tą tokio žodžių junginį sujungia. Nes, ir man kartais būna. Tai net ir jum. Ar jūs turite kažkokius limitus, kiek žmonių pasiruošus ir priimti į savo klientų ratą, į savo glėbį? Kiek fiziškai pajėgsiu, aišku, užimtumas vasarą, tai jisai atrodo, kad žmonės tiesiog atostogauja, bet aš, kaip sakau, tie, kas planuoja, kas nori, tai nelaukti paskutinės minutės, tiesiog susidėlioti štrichus, susidėlioti planą, visada turėti irgi Exceliukus, dokumentuoti viską, nes labai pasimiršta, skaičiuoti tiesiog, kad turėtum ką ant popieriaus irgi pagrysti, parodyti ir Sodrai, ir VMI, kad neiškumų nekiltų. O šiaip, kiek bus, visus priimsim. Plus, tie, kurie gaudosi, ar ne, ir jiem kyla vis kažkokių tai niuansų, klausimų, tai uždaroj grupiai tai yra neribota. Susimokė tikrai minimalią narystę ir neribotai būni, nereikia kas mėnesį ten kaip mokėti. Tiesiog už vienkartinį mokestį tu visą laiką gauni informaciją, kurią aš nuolat atnaujinu pagal tai, kas einama, kas aktualu ir taip toliau. Tai Bet čia irgi reikia būti šiek tiek kurse, vadinkim, kad tu suprastum, apie ką yra atnaujinimas. Jo, bet būna ir tokių, kur viskas yra highlightuose suskirstyta, individualios veiklos informacija, mažosios bendrijos, verslo liudijimo. Ir tada žmogus tiesiog, ko jam reikia, jis tą susiranda. Jeigu jis neranda, jis tada gali užduoti klausimus, ar ne? Nes tikrai būna, man parašo, kaip tą, gal tą. Aš galiu, jeigu aš turiu laiko, aš mielai atsakau ir neimu pinigų ir pasakau. Bet jeigu aš jau matau, kad man paklodės reikės atsakymų arba ten pusę valandos konsultuoti, tai tada jūs nukreipiu arba į grupę, arba į asmeninę konsultaciją. Nes visų laikas kainuoja ir aš jau stengiuosi taip irgi, būna tikrai, kur atsakyk man, bet sin ir nei ačiū, nei viso gero. Tai jau tokiem žmonėm jau truputį irgi ribas reikia brėžti. Jo, tai čia elementaraus bendravimo pagrindai. Taip. Ir nes dėl to PVM, ar ne, tai irgi paklausiu dabar, ar žinai, aš kokiais dalykais dalinuosi grupiai. Tarkim, ar žinai, kad net ir nesant PVM mokėtojų, tau atsiranda prievalė susimokėti PVM? Kada? Norėčiau, kad neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Tai jeigu tu vykdai veiklą, ar ne, ir užsakinėjai reklamą, Facebook'e, Instagram'e ir gauni sąskaitą iš Metos. Rimtai? Taip. Prievolė tai čia žiauriai daug yra žmonių. Fotografai, visokie planuotojos, ujetau, okei. Tai prasme, užsakant reklamą iš Meto. Bet tai tik į Metą įeina? Yra ir kitų, reikia skaityti sąskaitą. Būna, pavyzdžiui, netgi platformos, kas per Bookingą nuomoja, ar ne, savo patalpas, tarkim, ar ne, Agota, dar ten tokių visokių. Tai irgi, šiaip irgi, kaip kada, reikia stebėti sąskaitas. Ar tau yra eilutė, kuri parašyta angliškai būna dažniausiai, kad mokesčių susimokėti reikia toj šalyje, kurioje perkama paslauga. Tai reiškia tam žmogui. Čia nauja direktyva tokia yra ir tiesiog tie, kurie vykdo veiklą, jie nežino. Dabar aš šituo klausimu irgi diskutavau su VMI darbuotojais, nes irgi su Boltu tai būdavo, ar ne? Bet Boltas išsisprendė, jisai pateikė visus ten duomenis, kai su tais vairuotojais jau jie ten priduoda. Su Uberiu irgi tas pats buvo, atsimenu, jo, kur tu būdavai kažkokią ten, jie kažkaip įformindavo netikro PVM ar kažkokią ten tokią, kur jo, aš esu uberiavęs truputį, atsimenu šitą siaubingą patirtį. Tu nesi PVM mokėtojas ir tas atvirkštinis PVM dar kitaip, jeigu... Jo, tas. Jo, tai jeigu tu nesi PVM mokėtojas, ar ne, tu fizinis asmo, bet tu jau vykdai ekonominę veiklą, tai vadinasi mokesčių susimoki atvirkštinį tą
PVM tu savo šalyje. Bet būna tokių atvejų, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi tik tai individualios veiklos numerį ir neturi PVM kodo, tai būna kitose šalyse įmonės tiesiog išrašo sąskaitą jau su tais sudeklaruotais sumokėtais mokesčiais, nes jie galvoja, kad tu nevykdai veiklos, nes neturi tų PVM. Kiekvienoje šalyje skirtingi įstatymai, tie mokesčiai ir taip toliau. Tai labai svarbu, jeigu kažkaip užsakinėta reklamas ar, nežinau, kažkokius, tas pats Apple dabar galvoju, bet aš žiūrėjau sąskaitas, kad viskas ok ten su tais mokesčiais, bet tiesiog iš užsienio valstybių. Apple tai čia yra iCloudas, ne? Zoomo sąskaitą pasižiūrėkit. Tiesiog sąskaitas, kurias perkat iš užsienio paslaugų teikėjų. Ir tada turi būti, kad ten nepasakysiu tiksliai kaip skamba tas sakinys, bet išsivertus, kad mokesčius prievolė tenka. Tai tada tu turi teikti apyskaitą, vadinasi, antrą PVM apyskaitą, jeigu neklystu, 608 gal numeriukas. Tai viską, ką surašyti, nuo kokios sumos mokė, apskaičiuotas PVM ir pervesti į biudžetą. Tai ir čia atsiranda, ir šito daug kas dar nežino. Aš klausiau, sakau, kaip jūs sugaudysit, ta prasme, visus tuos individualistus. Tai sako, dar kol kas sunku, nes nėra tokių susitarimų, kaip su Boltu, kad pateikė duomenis VMI-nui ir tu jau nepabėgsi. Tai dabar irgi eina link to, kad VMI gautų iš užsienio tų įmonių, ypatingai Meta, labai daug kas naudojas ar ne, kad gautų duomenis apie tuos, kurie užsisakinėja šitus dalykus. Ir tada jau tau tiesiog atsiųs laišką, kad tau atsirado prievolė susimokėti PVM. Ir kai tu nežinosi, kad tau atsirado prievolė, tu būsi vėl piktas ir nepatenkintas, kad iš tavęs vėl už kažką nuiminėja. Taip. O paaiškinti tiek nesugebės. Tai, išskyrus Ingos. Jo, kalbės ir apie tai kalbama, bet mažai kalbama. Tiesiog, arba kol tu nesusiduri, tau tai atrodo nereikšminga. Jo, čia yra toksai didesnis bendras dalykas, kur, tarkim, finansinis raštingumas, kuris, aš nežinau, bet man atrodo, lyg dabar jau yra mokyklose gal ir dalykas, arba bent jau kuris, kaip mes atsimenu mokykloje, kalbėdom, kad Amerikoje ten mokina ir taip toliau, pas mus nieko nebuvo, to niekada nebuvo. Būdavo ten kažkokia matieka ir tiek. Ir dabar jaučiu, kad yra jau ta jaunoji karta, kuri jau verslaujanti, jie ten analizuojasi, gilinasi ir jiem tai yra jų kultūros kažkokia tai nemaža dalis. Bet tokiem, kurie mes esam perinamas modelis, kurie, piktybinių tikrai yra retas, kuris ten nemokėtų arba vengtų. Jo, ir supranti, tu būk piktybinis, būk koks nori, bet PSD, čia kaip tėvė mūsų, tu nepabėgsi niekur. Tai kiek tokių yra, kur dirbo su verslo liudijimų statybose, panaikino verslo liudijimą statybom, viskas sako, aš neimsiu individualios veiklos. Ir kiek 2-3 metai dirba nelegaliai, tai grinais ar ne, sąskaito pinigų neturi, jiems skola kaupėsi ir nori pradėti legaliai dirbti, turi 3000 skolą, kurią turi pasidengti. Tai eina į sodrą, tada dalimis kas mėnesį dengiasi skolą. O tai irgi toks, pavyzdžiui, atrodo pykčio sprendimas, kur tipo, panaikino ir aš neimsiu, atrodo, kad taip tave stumia į kažką, ko tu nesupranti. Vėl nebuvo išaiškinta, nes čia yra amžina tokia mūsų bėda. Ir nėra nieko pastovaus ir dabar yra taip šiandien, bet kitais metais gali būti kitaip. Tai vėl dabar irgi svarsto dėl verslo liudijimo pakeitimų mažinti tas sumas, kurios traktuojamos kaip verslo liudijimas, naikinami VRK kodai, su kuriais gali dirbti su verslo liudijimu, nes tai yra pigu, tarsi tai pigiai galima užsidirbti, ar ne, nes ir ta pajamų riba kem 5000. Tai kas su individualia veikla 3-5 uždirbti per metus ir su verslo liudijimu, tai mokesčiai ženkliai skiriasi, jeigu tu taikai 30%, pavyzdžiui. Tai ir dabar irgi svarstymas yra, kad verslo liudijimo būtų iki 20 000 pajamos, o dabar yra, jeigu kem 5 nevirši, tada verslo liudijimas. Dabar aš tokį hipotetinį pagalvojau, kaip tu galvoji, jeigu būtų išaiškinta didesnį dalį žmonių arba ateinama su noru paaiškinti ir įvesti į kontekstą ir visi būtų mažiau išsigandę, tokia, idealistinis paveikslas, daugiau žmonės pradeda suprasti apie tas prievolės ir sodros veikimo sistemą, galbūt mums pavyktų išvengti to kaitaliojimo nereikalingo, kuris atrodo perteklinis, toks dažnas. Supranti, nes jeigu sistema veikia, kažkaip, kaip šveicariškas laikrodis, mes žinom, mano senelis mokėjo taip, aš taip moku ir mano vaikai taip darys. Ar iš vis yra pasaulyje tokių šalių, kur nesikeičia taip stipriai?
Aš tai manau, kad čia yra tiesiog dėl mokesčių surinkimo visas klausimas. Dėl ko vat, yra pikta, nežinau, kažkam, kad kodėl aš su darbo sutartį man 1% mokėt mokesčių, o čia su individualia veikla tai tik tai, žinai, ten 20%. O socialinės garantijos tai tos pačios. Ir jisai dar dirba savo ir dirba kada nori ir o aš turiu nuo 8 iki 5 dirbti. Tai aš manau, kad čia tiesiog bando gal suvienodinti viską, kad visiems sąlygos vienodos būtų ar kažkaip, bet čia yra tokia nesąmonė. Čia absoliuti nesąmonė, nes taip, mes dirbantis individualiai savo, mes turim ne vieną darbdavį, o daug darbdavių. Ir mes turim parduoti save, savo paslaugą ir taip toliau. Kad mus pirktų, kad mes galėtume uždirbti. Ir čia jau mūsų pasirinkimas, kiek mes uždirbsim ar ne, kiek darbo įdėsim ir taip toliau. O tu su darbo sutartim dirbi, tu turi vieną darbdavį, kuris tau moka fiksuotą atlyginimą. Ar tu nosį krapštai tą dieną, ar tu dirbai, gausi fiksą. Atsidėjai ir gavai. Nedarbingumą pasimsiu, susirgo vaikas, pasiėmiau ir taip toliau. Tai tau nereikia rūpintis, kad mokesčius paskaičiuot, domėtis kažkur, ar čia reikės, ar čia man užteks šį mėnesį pajamų, tai minimalkiai susimokėt ar neužteks. Darbdavys tau viską sumoka, apskaičiuoja ir netgi ateina žmonės, sako, aš dar nepasiruošęs prisimti atsakomybės, dirbti su individualia veikla. Būna ir tokių atvejų tikrai. Ir tai yra natūralu, nes tu ateini darbo sutartį, pasirašai, kontraktas ir tau viskas, chill. Viskas. Bus blogai, nu tada kažką keisiu. Tai čia yra didelė neteisybė, kai tu pats esi savo darbdavys, tave apmokestinti 40% mokesčiais, kad tu ką gautum. Visą šitą stresą ir kartais nežinai, ir įtampas, taip. Tai kiek tu tada uždirbt turėsi, kad susimokėt tos bazinius minimalius mokesčius? Man tai va šitoje vietoje žiauriai pikta ir aš tikiuosi, kad nedaisim iki šito. Nes aš kaip humanitaras, ką matau, žinai, tai, ambicija, tavo ambicingumą tiesiog gesina. Tai ir čia yra, žinai, toksai atrodo sisteminis dalykas, kuris iš mokyklos yra. Mes, žinai, turėjom vieną kartą ir mes per kažkokius tokius neišspręstus dalykus mes vis tiek dar kažkur gesinam. Nori jau eina ir bando. Pabando, paeina, reiškia, eina ir pabando, suklysta, už klaidą tu gauni visišką bausmę, žinai, tokį, kur atrodo, kad tu čia, žinai, didžiausią nuodėmę padarai, ir tada labai atkrenta, aš manau, norinčių stengti skaičių, žinai. Taip. Ir čia aš ir kalbu apie tai, kad norinčių daryti yra daug, bet už klaidą, manau, kad reikia rasti būdus, kaip tai spręsti, nes tas senasis, čia tos senasis atgyvenęs metodas, kad nesistenk, nesidraskyk, eik, atidirb, kad sėdėk. Ir tada, tai, žinai, mes neturėsim tada nei tų startuolių, nei tų, žinai, kitų žmonių, kurie judina, stengiasi ir tą gražesnį gyvenimą daro. Nes užsienį tai irgi grįžta iš užsienio, nori čia vykdyti veiklą, kai pradeda, o Jezu, ir tas. Ten sako, iki, nežinau, kiek ten tų pajamų per metus, tik tą privalomą sveikatos draudimą moka ir viskas ten zin, kur tu ką nurašai, ką nenurašai. Tiesiog sako, labai paprasta, kai yra nedidelės pajamos, nes remia tuos, kurie uždirba nedaug. O pas mus nuo 1 euro jau tu moki. Tai va, ir mes dar šiandien kalbėjom su kolega podcast'u, jog tikrai trūksta to, jog tu pradėjai kažką, tai pirmus ten kelis porą ar kiek ten tų metų, sutarkim laiką, tave stumia visai, tave skatina. Tai tavo VSD nereikia mokėti pirmus metus, jeigu pirmą kartą vykdai veiklą. Bet labai daug atvejų yra kreipęs irgi pas mane. Sako, ar tikrai nevykdėt veiklos, nes 10 metų, arba pirmą kartą išsimei veiklą, arba 10 metų laikotarpį neturėjai. Sako, kažkada ten vasarą vienai dienai verslo liudijimą turėjau. Ir viskas, nebeduoda tos išlygos, kad tu jau skaitosi, tu buvai vykdęs veiklą ir tau jau privalomai nuo 1 metų yra VSD įmokos. Bet supranti, kas yra. Tau, duoda sutaupyti 1 metais, kai tu pradedi vykdyti individualią ar verslo liudijimą ar mažoji bendrijai, VSD gali nemokėti, kaip ir 15 ten ar 13% taupai, bet tu nieko negauni. Tavo tais metais stažas nesikaupia, ligos jokios negali, motinystės nesiskaičiuos ir taip toliau. Tai tu vėl turi skaičiuoti, nes yra atveju pas mane, kur pradeda, bet jie planuoja vaikus ir viskas, ir moka tuos 1 metus. Ir tie metai metam nelygus, nes yra vėl, žinai, jeigu tu esi jaunas, kuris pradeda, tai tu ten ir klaidų darysi ir ten bus to broko ir tie 1 metai bus apie nieką.
Tai čia yra, žinai, sakau, nes skirtingų galimybių žmonės ateina ir tada yra, jo, atrodo taikoma į tą ploną sluoksnį tų, kurie supranta, žino ir jau kai paims, tai jau tik gink Dieve, nieko čia nepridarytų, o tada visi kiti, žinai, iš paskutinių stenkit ir jūs privalot su juo, jūs privalot taip, kaip tie geriausi varo ir tu negali praščiau. Ir tada yra sunku norėti iš gyvenimo. Ir va tas, nežinau, toks, aš ką susidarau socialiniuose tinkluose ir ypatingai Facebook'e, aš šiaip daugiau Instagram'e komunikuoju, Facebook'e, kaip sakau, mano auditorija Instagram'e. Tai tikrai toks vaizdas susidaro, kad vat, didžiausią minusą valstybei daro tie savarankiškai dirbantis. Nu, toks vaizdas. Jo. Nes valstybės atrodo požiūris, kad nu, va čia tie tokie nepatogus, vis jie čia kažkas, jo. Vis skambina, vis klausia, vis jiem neaišku, vis ką daryti, kaip daryti. Bet tiesiog, nu, ne tame problema ir tikrai yra žmonės bijo, sako, jeigu euro, vat, netaip sudeklaruosiu, netaip parodysiu, nieko neatsitiks, sakau, tiesiog netaip sudeklaruosi, bus mokestinis patikrinimas, pataisysi deklaraciją, susimokėsi su delspinigiais, ten kapeikėlės kelias, ar ne? Bet yra ir tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, į sąskaitą įkrenta pinigai, viskas per kortelę, įkrenta 30 000 per metus, sako, deklaruosiu 10 000. Bet sakau, čia yra rizika. Na tai patikrins, tai patikrins. Tai ir taip žmonės daro, kad sumokėt, rizikuoja tiesiog. Bet čia jau sąmoningumas kiekvieno žmogaus. Ir net jeigu ir vat, dabar gali rinktis ta veikla, visi žmonės ieško, kaip sutaupyti mokesčių, ar ne? Taip. Bet vėl tada klausimas pagrindinis, už ką tu moki mokesčius ir ką tu gauni už tai. Bet kai tu to nežinai, tu tada nori sutaupyti. Bet jeigu tau aktualu socialinės garantijos, nu, tai tu tada turi jau pasisverti viską. Taip, nu, tai čia jo, mes ir vėl, sakau, aš matau, kad mes į didesnius dalykus išeinam, nes jo, kad yra, žinai, asfaltas pas tave mieste, kad ten dar kažkas, kad yra dalykai, kurie tau yra savaime suprantami, jie yra iš tų mokesčių, žinai. Taip, iš tavęs atrodo daug paėmė ir tada būna, kad jo, iš tų kodėl per mažai ir taip toliau. Bet mes jau čia valandą laiko šnekam, aš manau, kad mes sujudinam labai neblogai. Jeigu jūs, hebry, turit klausimų, norit tapti Ingos klientais, labai rekomenduoju susirasti Inga Genevičiūtė Instagrame, taip ir yra. Ar dar yra kažkokie kitokie brandai? Ne, viskas per asmeninį paskyrį. Tik per šitą ir tada jau išplaukia iš to. Nukreipiu ar į puslapį, puslapį ten nusipirkti tiesiog. Jo, e-shopas kažkas. Jo, tiesiog patogiau, kad nebūtų to automatizuota jau irgi. Taip. Šiuolaikiškiau, ne, parašyk man privačiai atsiųsiu. Tai dar, kad žmogus suprastų, tai tavo paslauga nėra buhalterija, ar tai yra vedimas sodros keliais, ne? Sodros, VMI. Iš esmės tai yra, kaip sakau, startuoliui, kuris nori dirbti savo. Ar jisai dirba su darbo sutartimi ir tai yra papildoma veikla, ar tai yra visiškai naujai, noriu pradėti savo verslą, noriu pradėti solo veiklą. Ir tai solo veikla ir yra taip, jeigu verslo liudijimas individuali veikla, tai ką tau reikia žinoti, kaip užsiregistruoti tai, kokius mokesčius, kada, kaip ir sumokėti ir kam, kaip apsiskaičiuoti mokesčius, ar ne, jeigu tai yra individuali veikla, jeigu reikalingos socialinės garantijos, kaip pasiteikti SAF pranešimus, kaip žinoti tą PVM, kad susimokėti, ką ten supildyti, apskaitą vesti, nes tu gali vesti rankiniu būdu, ar ne, išrašinėti sąskaitas, arba programėlę kažkokią, arba aš naudau Seaflow ir paskui nebenaudau, bet yra tų būdų, kur galima išrašinėti ir atrodo, tada galima linką nusiųsti, atrodo kultūringai. Jo, bet yra ir e-appsas. What? VMI posistemės, ar ne, mūsų kiekvieno VMI sistemai, kuris dirba savarankiškai, yra e-apps, vadinasi. Taip vadinasi, i-trumpoju? i.apps didžiosios. APS. Jo, ir tenai tu gali, tas dirbantis savarankiškai žmogus gali savo apskaitą tvarkyti. Tai irgi su šito supažindinu, parodau, kaip ką daryti. Kuo šitas būdas yra fainas, tuo, kad viskas automatizuota. Vat, ką turi VMI jau, tik tai tiek, kad neturi appso kaip telefone, bet viskas per kompą prisijungi ir suvedi išrašai sąskaitą, arba jau iš Excelinių sąskaitų viską perkeli, arba tiesiogiai išrašai sąskaitą nusiunti klientui. Tai viską išrašai sąskaitas ir tau automatiškai supildo tavo žurnalą pajamų išlaidų, nes apskaita nėra tik sąskaitų išrašymas, yra dar žurnalas, kuris privalomas. Jūs žinot, bet nieks nedarot. Taip, tai čia irgi būtinai žurnalas ir sąskaitos, bet yra žmonių, kurie 3 metus vykdo net sąskaitų nerašo, nes viskas pavedimu, taigi sako, bet sakau, apskaita yra apskaita.
Tai va su šitą apskaitą aš supažindinu, nes tai yra bazė su individualia veikla ir verslo liudijimu, ar ne? Tai tu viską pildai tenai ir tau žurnalas automatiškai susipildo ir viskas į deklaraciją nukeliauja, tu jau matai, ar ne, ką tu ten susipildai. Tai va, šitas dalykas yra ir žinoma deklaracijų teikimas. Tai čia yra tokia, prisiliečiam ir prie apskaitos, nes jinai yra būtina. Ko nedarau, tai netvarkau MB apskaitos. Nes taip, galim užregistruoti, galiu supažindinti su išsimokėjimo būdais, kaip išsimti, kaip ką padaryti, bet čia jau yra kita apskaita. Čia nėra deklaracijos, kad pasiteiksiu. Čia jau yra pagal verslo apskaitos standartus, dvejybiniai įrašai, debitas, kreditas, kur yra reikalinga programa, ar ne, buhalterija ir taip toliau. Okay. Ir čia yra labai labai klaidinga, kai yra skelbiama, kad mažoji bendryja, tai čia yra tarp individualios ir UAB ir nereikalingas buhalteris. Tai net aš, turėdama buhalterinių žinių, samdau buhalterį, kad man metinės ataskaitas. Su mažaja bendryja? Jo, su mažaja bendryja. O žinau žmonių, kurie tiesiog, kaip sako, uėgina, kažkaip tai, tipo kažkaip tai. Okay. Jo, kol nebus kažkokio patikrinimo, kol nebus sutikslinimo, kol nebus patikrinimo, ir ką, tada turėsi raustis praeityje ir ieškoti galų, kodėl taip yra. Nes irgi sako, tai kaip tą pelnų nuostolio ataskaitą pateikti registrų centrui, ne? Tai sako, taigi buhalterio nereikia, tai ką, aš negaliu čia surašyti, tai pajamų gavau tiek, išlaidų turiu tiek, surašysiu į tą ir viskas. Ne, mielasis, viskas turi sutapti debite, kredite, viskas sutampa, turtas, įsipareigojimai, tas suvaikščio, turi čia buhalterija. Ir jinai turi būti tvarkoma pagal apskaitos standartus. Tai va, aš ir matau dabar, kad aš visiškai nežinau, kad iš esmės pradėjus individualią veiklą reikėtų, arba vykdant tą veiklą, reikia 2 žmonių pagalbos. Tai buhalterė, kad ir kokia jūs ten turite, ar buhalteris, ir Inga, kuri vedžioja sodros keliais, nes pasirodo taip. Tai yra, aš irgi buvau tos nuomonės, kad tai yra tas pats pasaulis, tai yra apie tą patį. Bet pasirodo, tai yra 2 skirtingi dalykai. Ir su individualia, tai tu tikrai pats gali susitvarkyti. Ta prasme, yra apskaita, viską, tik tai reikia skirtam laiko. Bet tikrai žinau žmonių, kurie nekenčia šito apskaitos dalyko, ten sąskaitas išrašinėti, susivedinėti nenori. Jie samdo žmogų, kuris tą padaro. Tai va. Aš irgi samdau, bet pasirodo, kad tai, ką aš samdau, dar trūksta. Trūksta va šito, sakau, sodros komponento ir matau, kad tai turėtų būti kombo reikalas. Jo, nes buhalteris, tai aš kaip suprantu buhalterį, vėlgi kiekvienas mes skirtingas. Tai vienas yra apskaitininkas, kuris tik suveda duomenis ir nesigilina, ar tu susimokėjai kažką, nesusimokėjai. O buhalteris, tai vis tiek turėtų gal ir paskambinti, pasakyti, žiūrėk, tau reikia susimokėti. Ar pateiki deklaraciją, jeigu pats teiki ar ne, ar žinai, kad reikia susimokėti. Gal geriau SAF pranešimus teikim, kad nesusidarytų ta tokia didelė suma. Čia vėlgi, aš manau, kad tai yra ir empatijos klausimas, kaip žmogus dirba, nes čia labai labai, kitą kartą aš sakau, apsikraunu net per daug kitų žmonių, bet aš kitaip negaliu, nes man svarbu, kad žmogus atėjo, sumokėjo pinigus ir jisai suprastų ir žinotų, už ką jisai sumokėjo ir pasakytų ir dar mane parekomenduotų. Tai kai tave rekomenduoja, tai yra didžiausias įvertinimas. Taip, aš visiškai pritariu, aš savo irgi renginius taip pat, vienintelė reklama tai yra, kad tave rekomendavo, nes tai yra geriausias, atrodo, tikrai marketingas. Paskutinis, gal net klausimas, ar turi planų plėstis, ar yra kitų žmonių, kuriais tu pasitikėtum, kurie tavo žinias galėtų skleisti, nes aš jaučiu, kad greitų metų gali ateiti momentas, kai tavęs vienos jau neužteks. Kol kas nebuvo to tokio... Aš esu grinai solo, dirbus esu ir UAB, ta prasme, turėjau savo ir komandą, ir žmonių. Kol kas nėra, jeigu bus poreikis taip, bet nėra to žmogaus dar, kuris labai sunku atrasti tokį, kuris dirbtų taip kaip tu. Taip turbūt kiekvienam atrodo, ar ne, kai pradedi. Taip. Turiu žmonių, kurie konsultuoja kitais klausimais, ar ne, paramų klausimais, tarkim, kuriais pasitikiu. Tai yra tokių sinergijų, ar ne, bet taip, kad savo darbą perleisti, nėra taip, kad aš neapsidirbu dar. Tai tikrai taip nėra. Ir, kai jau nebeapsidirbsiu, ieškosiu. Okay. Nes aš sakau, aš iš to, ką aš girdžiu, man atrodo, kad tikrai turėtų būti labai labai daug, nes tai, ką tu sakai, yra daug nežinomų dalykų ir tikrai atveria
supratimą ir matymą. Tai gerai, Hebrit, šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėt, tas netikėtas išlendimas mano buvo čia. Dar kartelį Inga Genevičiūtė Instagrame susiraskit ir jeigu vykdot individualią veiklą, jūs privalot būti jos klientu, nes jums supaprastės gyvenimas. Aš net nebejoju, nes dalykai, kuriuos šiandien išgirdot apie biuletenį, reiškia, ten dar kažkokios tokios išlygos, apie kurias tikrai net nežinai ir tu net nesuseksi. Tai ta rami galva, jinai labai daug lemia. Tai Inga, ačiū už laiką. Iš Kauno beje atvažiavo. Iš Kauno, įsivaizduojat, dėl jūsų, ne dėl manęs. Tai va. Tai jo, šitą video įdedu viešai, niekaip neapmokėsiu, jis bus visiems prieinamas, nes aš jaučiu, jog kažkaip bent jau taip, kiek aš galiu, padėsiu, panašiai kaip aš besikankinantiems žmonėm ir ta kančia yra visiškai nereikalinga. Taip. Nes yra kas supranta, deleguokit kitam žmogui, kuris gali tai padaryti. Tai va, Inga, ačiū už laiką, ačiū tau. Sėkmės ir tu eisim sutarties pasirašinėti, aš jaučiu tavo klientus, ką tik tapau. Tai va, viskas, iki, čia Timūro kanalas.